Sveiki, draugai. Na, tai, ką matėm šiandien, tai yra atspindys, kas dedasi tam tikrų žmonių galvose ir jie kaip elgesi. Kalbu apie tai, kad šios savaitės herojus, ypatingas konservatnikas Valdas Bartkevičius šiandien be jokių problemų ir aiškių priežasčių išsitraukė ginklą. Taip, kalbu apie vaizdo įrašą, kuris buvo paplatintas prieš keletą valandų ir kuriame aiškiai matosi, kad Marijampoliai jis tiesiog žmogui, kuris su juo kalbėjo, išsitraukė ginklą ir nukreipė į jį. Na, nemanau, kad tas žmogus kėlė jam kokią nors grėsmę jį filmuodamas, tačiau Valdas Bartkevičius jau leidžia savo viešose vietose išsitraukti ginklą, nukreipti jį į beginklius žmonės. Dar viena svarbi detalė, ogi vis dėlto, kad Valdo Bartkevičiaus kažkoks tai bičiulis, ar nežinau kokie jų santykiai, vairavo automobilį uždengtais valstybiniais numeriais, ką irgi draudžia griežtai kelių eismo taisyklės. Kaip supratom iš situacijos, kiek gavau žinių, kad policijos ekipažas, kuris vaizdo įraše matosi, kad apsisuka ir nuvažiuoja tą pačią kryptim, kurią nuvažiavo ir Bartkevičius su savo bičiuliu, su to mėlynu pikapu, kad policijos tas minėtas ekipažas sustabdė juos, tačiau nėra jokių žinių, kuom visa ta istorija pasibaigė, ar jie buvo nubausti, ar jiem leista toliau važiuoti, ar jiem užteko nusiimti tą ir taip toliau. Valdo Bartkevičiaus paaiškinimuose yra neva policija žinojo ką. Kelių eismo taisyklėse aiškiai parašyta, automobilio numeriai turi būti aiškiai matomi. Net jeigu jūsų automobilio numeris purvinas, jūs galite gauti baudą. Pasižiūrėkite, net prezidento automobiliai yra numeriai matomi, visų ambasadų darbuotojų numeriai yra matomi. Ta prasme, draudžiama Lietuvoje griežtai važinėti uždengus valstybinius numerius. Šitie žmonės piktybiškai, ką jie norėjo padaryti, kur jų buvo važiavimo tikslas, priekinis numeris uždengtas, akivaizdu, kad būtų nenustatytas automobilis, vaizdo kamerų, kurios yra miestuose, prie sankryžų, fiksuoja automobilių judėjimo greitį ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi, žmonės ginkluoti, kur jį važiavo į Marijampolę, ar jų buvo tas tikslas susitikti su vidu ar su kažko, neaišku. Bet, žinot, kas įdomiausia? Beprotis, aš drįsiu savo pasakyti, nes mano nuomonė, šitas žmogus turi tikrai rimtų psichikos sutrikimų. Aišku, aš ne psichiatras, ne man statyti diagnozę, bet tai, ką aš matau, taip kaip tas žmogus elgesi agresyviai, kaip jisai agresyviai elgesi susitikimo su manim prie Seimo, kad šitas žmogus turi sveikatos problemų. Taip, kokie jo pasisakymai, apie pasisakymus netrukus ir aš pasakysiu keletą pastebėjimų. Ir žinot, koks paradoksas. Tai, kai įvyko incidentas su manim, aš nenoriu daug komentuoti dar, kadangi nei policijoje, nei parodymų davęs, nei kokių paaiškinimų, dar kažką ir advokatas patarė nuo viešų paaiškinimų susilaikyti. Tai Delfi 15 minučių LRT iš karto rašė, kad jau nutilėjo apie jos pjūvį ir iškart rašė, kad jau, celofanas trenkė visuomenininkui, ne? Pažiūrėkit, praėjo kelios valandos, vaizdo įrašas jau artėja prie 300 000 peržiūrų. Ir nei Delfi, nei 15 minučių apie tai nerašo. Bičas, kuriam yra tikrai negerai su galva, bičas, kuris pasakoja, kad jisai gydosi namuose, kad gautų iš celofano daugiau pinigų, jisai laksto su ginklu, nukreipinėja į beginklių žmonės ir nei Delfi, nei 15 minučių nemato. Labai įdomi man būtų aišku policijos reakcija, kas čia dabar atsitiko, ar gavo kokią baudą, ar dar kažkodėl nėra. Valdas Bartkevičius čia yra viršūnė. Nepamirškim, kad jisai savo prieš kelias dienas pasisakymais pasiūlė kilti prieš vyriausybę, kilti prieš išrinktą teisėtai valdžią ir ją nuversti. Ir suprantat, mokytojai Astrai buvo už tai iškelta baudžiamoji byla ir ji buvo už tai nuteista. Ar jūs ką nors girdėjot, kad dėl Bartkevičiaus būtų policija atlikus kažkokius veiksmus?
Mano žiniomis yra dešimtis, o gal net šimtai kreipimosi į policiją dėl jo pasisakymo dėl nuversti vyriausybę. Jokių reakcijų apie tai nėra. Jokio policijos pranešimo apie tai nėra. Policija tiesiog užsimerkia ir leidžia šitiem žmonėm pradėti valymus. Nu teisingai aš suprantu, jie pradeda valymus, jau jie čia gyvatnikus gaudo. Aišku, svarbi detalė, Valdas Bartkevičius ne per seniausiai įstojo į konservatorių partiją. Na tai aš kaip suprantu, jeigu aš įstočiau į konservatorių partiją, tai man irgi visi teistumai turbūt būtų anuliuoti atbulinę datą. Greičiausiai taip. Tai bet kiek žiniasklaida tylės, kiek policija tylės, aš noriu visus paraginti. Dėl to incidento, kur jisai su ginklu. Būkit geri, skirkit kelias minutės, praneškite ją policiją. Dėl to, kad buvo automobilio uždengti numeriai, būkit geri, praneškite ją policiją. Na, nejaugi policija ignoruos šimtus, o gal ir tūkstančius pranešimų. Kas galit, kuo daugiau pranešinėkite ją policiją, dalinkitės to vaizdo įrašo nuorodą siųskit policiją. Na, aš netikiu, kad jie nematė, bet tik nieko nedaro. Suprantat, kad galima. Tiesiog, o aš, darau išvadą, turbūt prasidės valymai. Turbūt tokiu būdu prasidės valymai. Tik tai šį kartą nešaudė, bet kitą kartą gal šaus. Nes jiem galima. Tai, turim imtis priemonių. Ir aš manau, jeigu policija nieko nedarys, jeigu per artimiausias dienas nieko neįvyks, mes turim telktis, mes turim patys kažką tai daryti, mes turim sutramdyti šitą neadekvatų žmogų. Policija nieko, jiem trūko tada resursų ir nesugebėjo sugauti 2 moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus, žmonės susitelkė staigiai sugavo. Bet nekaltinkim policijos. Trūko resursų, o kai išeina 1000 žmonių yra kitaip. Aš manyčiau, kad jeigu per artimiausias kelias dienas nieko neįvyks, mes turim imtis priemonių patys. Šimtai žmonių, žinokit, mums rašo, lūžta kanalas, man irgi pastojo administratoriai informuoja, kad sako, tai kur jis yra, sako, klausykit, mes nebijom jo to ginklų. Reikia imti ir jį sutvarkyti. Tiesiog reikia imti tą žmogų, vėlgi, jeigu žmonės galėjo sulaikyti Beną Mikutavičių, tai mes tikrai galim sulaikyti ir Valdą Bartkevičių. Šitą žmogų būtina sustabdyti, nes jisai darosi pavojingas. Man spjovė į veidą, kažkam atkreipė ginklą, ragina padaryti valstybės perversmą. Ir čia yra normalu, ne? Čia taip yra galima. Tai gal jau reikia stabdyti šitą beprotnamį. Ir aš dar sykį sakau, kreipiuosi aš į policijos vadovybę. Būkit geri, sustabdykit šitą žmogų, nes nepaliksit varianto, reikės imti mums patiems to daryti. Mes negalim teisiškai to daryti, bet kai kyla grėsmė visuomenės gyvybei, sveikatai ir viešai tvarkai, piliečiai gali imtis tam tikrų priemonių tas grėsmės neutralizuoti. Tai, nežinau, arba policija jūs kažką darykit, arba tikrai turėsime telktis į vieną krūvą, padaryti tam tikrus būrius ir šitą žmogų sustabdyti, nes jis yra grėsmė. Policija, aš tikiu, kad duos paaiškinimus, duos jo kažkokius paaiškinimus, bet tai, ką daro tas žmogus dabar yra visiškai neadekvatu. Ir tai yra grėsmė ir pavojus visuomeniai. Čia turi būti kažkas padaryta. Tai tiek, visi saugokite save. Aš kaip suprantu, tai yra jau pirmi lakmuso popierėliai, kaip atrodys nelojalių valymas, o jie su ginklais jau ateina. Ir jie tos ginklus jau demonstruoja. Tai aš kalbu kol kas dar apie tokius žmonės kaip Bartkevičius, Jasiukevičius, tas dabar Ukraina. Ir visus kitus, kurie, čia garsiai kalba apie kitaip mąstančių žmonių įsitikinimus, ar tų, kurie garsiau pasisakė, kad jie nesutinka su jų vykdomais kažkokiais politiniais įsitikinimais ar tom viešom deklaracijom. Tai tiek žinių. Nereklamuosiu šiandien tos kriptovaliutos, nes žinokit, nesusitvarkom su užsakymais. Tai rytoj truputėlį daugiau, kai mums seka su pardavimai, šiek tiek daugiau papasakosiu. Tai tiek, dar kartą primenu, būtinai parašykite policiją, nusiųskite vaizdo įrašo to, kuris atkreipė ginklą policijai, nes šitas žmogus turi būti sustabdytas, kitaip negali būti. Viskas, saugokit save, visiems ramaus, gero sekmadienio vakaro, iki.